dėl tos gatvės ir dėl tų visų įvažiavimų. Dabar dėl ko mes bandom daryti įrašą ir naudosimės ir šitų įrašų, kadangi nežinau, kad rastumės konkrečiai iš jų, bet reiškia tie projektuotojai ar užsakovai, nežinau, kreipėsi į mūsų partinę vadovybę, bandė daryti spaudimą per šitokių kelių ir mes paprasčiausiai esam paprašyti fiksuoti visą šitą posėdį ir priimtų sprendimus ir be to, kadangi šičia aiškaus arbitro tikriausiai nebus, vyriausias architektas irgi į tam tikrus momentus neatsakė ir mes irgi turėsim šitą medžiagą. Reiškia, mes galvojam, kad ekspertas šitoje vietoje turėtų būti aplinkos ministerija ir architektų rūmai. Jo labiau, kad, kaip pasakyti, tikriausiai kitokių poveikių priemonių nėra, kiekvienas moka ir net savo tiesas. Dabar visi girdėjome neseniai, kai buvo atimtos licenzijos, nesakau jos, nežinau, ar ten teisingai, neteisingai, tikrai yra atvejų, kur atrodo, kur tikrai bereikaldas licenzijas atėmė, bet šitas projektas licenzija kvepia. Jo labiau, kad aš praeitą kartą dar sakiau, kad yra per 20 metų pats didžiausias, reiškia, savo apimtim pastatas, daugiabutis planuojamas nusižengiant reglamentams. Nu, o tarybos valia yra priimti, nepriimti tos sprendimus, o savo motyvus aš jau išdėčiau ir baigiau. Tai yra nepritartis? Nepritartis. Gal galėtume paklausti, kadangi neatsakėte klausti, kiek tų mašinų, ar jie yra Kad žinotumėt skaičių. Tik taip paprastas skaičius. Dabar skaičius yra numatytas 200 automobilių, parkingas yra numatytas po visų sklypų, kur jums yra užbrėžtas tas dalykas. Jeigu... Yra užbrėžtas. Palaukit, tai yra parkingas, prašau. Va, yra visas įvažiavimas. Va, yra, palaukit, galima aš pabaigsiu. Čia yra įvažiavimas vietinės reikšmės kelias, per jį yra įvažiavimas į parkingą. Viskas tas yra padaryta. Antras dalykas, kadangi brėžinys yra pas tarybos narius, sakykime, A4, A3 formato ir viskas yra mastelė, jūs nematot gatvių. Gatvės yra visos surašytos, kokia kategorija D, koks yra plotis. Sekantis, atstumas nuo sklypo ribos. Visur yra paliktas. Bet kadangi mes brėžinio neapkrauna niekas detalaus, nesurašysite atstumas nuo mašinos toks. Antras dalykas, į detalų planą niekas yra byloj susiekta, parkingas kaip atrodo, viskas yra aprašyta, kiek mašinų, viskas tas yra užanspauduota, surišta, sudėtos apsis. Viena byla yra apskrityje, kita byla yra pas jūs. Nieko nepažeis. Ačiū. Pasiūlymai pasakymai. Tai iš tikrųjų nežinau, kas už kokias gražias šiekis stumia šitą projektą, sakyčiau, skandalingą. Bet akivaizdu yra labai ir aiškus keli dalykai, kuriuos mes iš tikrųjų čia išsakėme. Tai, kad grubiai pažeidžia esminius norminius teisės aktus. Iš tikrųjų, bendrasis planas neišskiria, kuri teritorija, kiek aukštingumas reglamentuojamas. Reglamentuojamas labai aiškiai visom teritorijom, skaitant ir komercinė, gyvenama yra 5 aukštai. Taigi, akivaizdžiai pažeidžiamas bendrasis planas. Toliau reiškia parkavimo vietos, kaip ir minėta, pagal durtinių vienetų skaičių netitinka. Toliau nėra suderintas su apskritim gautas pritarimas, kur parkavimo vietos yra numatytos palei valstybinę žemę. Yra ir masė kitų pažeidimų. Taigi, akivaizdu, kad šitas sprendimo projektas prieštarauja nurodytiem norminiams teisės aktams. Atsižvelgiant tai, iš tikrųjų siūlome nepritarti šitam sprendimo projektui. Bet be abejo, kiek aš suprantu, politinė dauguma į tai neatsižvelgs, nes galbūt. Ačiū. Dar pasiūlymų pasisakymų. Ne, tai viskas. Pasiūlymų pasisako kaip tarybos nariai. Daugiau nėra pasiūlymų pasisakymų. Kadangi turim 2 pasiūlymus pritarti ir turim principinį nepritarti, mes siūlau balsuoti už principinį sprendimą nepritarti, bet prieš tai siūlau užsiregistruoti. 20. Kas už tai, kad nepritarti? Ne, už sprendimo projektą reikia pirmiausia. Ne, už principinį. Ne, už sprendimo projektą. Kas už tai, kad pritarti paruoštam sprendimo projektui? Kas už? 8. 5. 13. Kas prieš? 5. 1. 6. Kas susilaikė? 1.
13 balsavusių už, 6 prieš, 1 susilaikius. Saugių laukia.